Sveiki, jūs klausotės Kasdieninės manos. Su jumis esu aš, pastorius Mindaugas Pikūnas. Palaidojus vieną pirmųjų amerikiečių persikėlėlių, jo antkapyje buvo iškaltas toks užrašas. Čia palaidotas Lemas Freimantas, per savo gyvenimą nužudęs 89 indėnus. Iki šių metų jis tikėjo padidinti nužudytųjų skaičių iki 100, bet atidavė viešpačiui savo dvasią name esančiame prie Hoko perkėlos. Kaip jums atrodo? Ar Dievas čia parodomas toks, koks jis iš tikrųjų yra? Ar kažkas pats to nesuvokdamas iškreipė jo charakterį? Krikščioniškame pasaulyje daug ginčijamasi, kaip tarpusavyje dera Dievo meilė ir jo teisingumas. Vadinamojoje primityviojoje krikščionybėje Dievas vaizduojamas kaip nieko nebaudžianti būtybė, kuri, ko gero, kiekvienam leis patekti į dangaus karalystę. Žinoma, vyrauja ir kitas kraštutinis požiūris, pagal kurį Dievas yra tironas, ieškantis bet kokios progos sunaikinti savo paties sukurtus padarus. Turbūt nesuklysiu sakydamas, kad tie skirtingi Dievo įvaizdžiai daugelį glumina, o ne vieną pastumėjo visai atsisakyti religijos. Vienas iš Jėzaus mokinių, Pilypas, kartą paprašė Jėzaus: parodyk mums tėvą. Į tokį prašymą Jėzus sureagavo taip: jau tiek laiko esu su jumis ir tu, Pilypai, vis dar manęs nepažįsti. Kas yra matęs mane, yra matęs tėvą. Evangelija pagal Joną, 14 skyrius, 8 ir 9 eilutės. Jėzus atėjo į pasaulį, kuriame buvo įsitvirtinęs visiškai iškreiptas Dievo esybės supratimas. Jis atėjo čia parodyti, koks iš tiesų yra Dievas, koks jis visada buvo ir bus. Įsivaizduokite žmogų besiartinantį prie didelės minios susirinkusios prie ežero kranto. Tas žmogus raupsuotasis. Jis eina vis arčiau, o žmonės nuo jo traukiasi. Tačiau Jėzus pakviečia raupsuotojį prieiti ir paėmęs jį už rankos sako: jie mano, kad virš tavęs kybo Dievo prakeikimas. Aš apvalysiu tave. Būtų neįtikėtina, jei tokius žodžius ryžtųsi pasakyti paprastas žmogus, tačiau juos ištarė Dievas. Arba įsivaizduokite moterį, kurią dulkėtų keliu vilkte velka pas Jėzų. Jos kaltintojai yra pasiruošę čiupti akmenis ir negyvai ją užmėtyti, o Jėzus sako: aš tavęs nesmerkiu, eik ir daugiau nebenusidėk. Ir vėl, tai nebuvo paprasto žmogaus žodžiai, juos ištarė Dievas. Jo meilė ir teisingumas surado nuostabią harmoniją. Žinoma, mano minėtos istorijos nėra išgalvotos, jas galite rasti Biblijoje, Evangelijose. Čia verta prisiminti ir dar vieną iš paskutiniųjų Jėzaus gyvenimo etapų, kada jisai buvo nukryžiuotas kartu su 2 nusikaltėliais. Vienas iš nusikaltėlių pasuko savo galvą Jėzaus link ir pasakė: Jėzau, prisimink mane, kai ateisi į savo karalystę. Išgirdęs šiuos žodžius, Jėzus atsakė: su manimi būsi rojuje. Tai irgi ištarė pats Dievas. Dievas, kuris yra tas pats vakar ir šiandien, tas pats ir per amžius. Tau sunku nešt save ant pečių ir turbūt kaip ir aš nuo savęs tu pabėgti norėjai. Neretai tave puola kankinantis spiečiai minčių ir tikiu nemažai jau kentėjai. Maldomis aš tave vis lydžiu, juk esi lygi jaunelis man brolis. Iš visos tau širdies aš linkiu, būk tvirtas, būk dvasios stipruolis. Maldomis aš tave vis lydžiu, juk esi lygi jaunelis man brolis. Iš visos tau širdies aš linkiu, būk tvirtas, būk dvasios stipruolis. Kur jėgų pasisemti žinai,
versmės gyvosios daug ką pakėlė, juk dagiai nekankins amžinai. Tavo gatviai pražys, patikėk, jau pražys džiaugsmo gėlės. Maldomis aš tave vis lydžiu, juk esi lyg jaunelis man brolis. Iš visos tau širdies aš linkiu, būk tvirtas, būk dvasios stipruolis. Maldomis aš tave vis lydžiu, juk esi lyg jaunelis man brolis. Iš visos tau širdies aš linkiu, būk tvirtas, būk dvasios stipruolis. Maldomis aš tave vis lydžiu, juk esi lyg jaunelis man brolis. Iš visos tau širdies aš linkiu, būk tvirtas, būk dvasios stipruolis. Juk esi lyg jaunelis man brolis. Kasdienė mana. Apaštalas Paulius rašė, kad nuo pat pasaulio sukūrimo pradžios žmonės neteisingai suprato Dievo charakterį. Kažkada jie šitą žinojo apie Dievą, bet negarbino jo kaip kūrėjo ir pagaliau tuščiai svarstydami paklydo ir neišmananti jų širdis aptemo. Girdamiesi esą išmintingi, tapo kvaili. Jie išmainė nenykstančiojo Dievo šlovę į nykstančius žmogaus, paukščių, keturkojų bei šliužų atvaizdus. Laiškas Romiečiams, 1 skyrius nuo 21 iki 23 eilutės. Iškreipti Dievo paveikslą ir suteikti jam visiškai kitokių bruožų labai lengva, net jei mes negarbiname medinių ar akmeninių stabų. Jeigu mūsų sąmonėje yra įsitvirtinęs iškreiptas Dievo supratimas, mes garbiname netikrą Dievą. Būtina gerai suprasti, kad paskutiniai palaimingos šviesos spinduliai, paskutinioji Dievo malonės naujiena perduota pasauliui, tai apreiškimas apie jo meilų charakterį. Jėzus atėjo parodyti žmonėms, koks iš tikro yra tėvas. Kartą Jėzus ir jo mokiniai ėjo pro aklą žmogų. Mokiniai paklausė: Rabi arba mokytojau, kas nusidėjo, jis pats ar jo tėvai, kad gimė neregys? Evangelija pagal Joną 9 skyrius 1 eilutė. Jie taip klausė vadovaudamasi plačiai paplitusiu Dievo ir nuodėmės įsivaizdavimu. Kristaus amžininkai tikėjo, kad ligą ir mirtį siunčia Dievas, bausdamas žmogų už jo paties arba už jo tėvų padarytas nuodėmes. Štai kodėl kenčiantį žmogų visi laikydavo dideliu nusidėjėliu. Tokiu ir jis pats save laikė. Tuomet atėjo Jėzus. Jėzus parodė, kad taip manantys klysta. Jis paaiškino, kad ligą ir mirtį siunčia šėtonas, bet nelabasis yra klastingas ir savo bruožus stengiasi primesti Dievui. Štai kodėl milijonai žmonių per visą žmonijos istoriją keikia Dievą už kančias, ligą ir mirtį. Evangelijoje pagal Joną 3 skyriaus 16 ir 17 eilutėse kalbama apie tai, kad Dievas taip pamilo pasaulį, jog pasiuntė savo viengimį sūnų išgelbėti mus nuo mirties. Jis nesiuntė savo sūnaus į pasaulį, kad jis pasaulį pasmerktų, bet kad pasaulis per jį būtų išgelbėtas. Šiose eilutėse glūdi gerosios naujienos, Evangelijos esmė. Jėzus atėjo gelbėti, o ne pasmerkti ir pražudyti. Jis atėjo parodyti Dievo meilę, tikėdamasis, kad ją pamačiusi žmogaus širdis sušils ir nusigręš nuo nuodėmės. Jis paliks neteisingumo, apgaulės, išdidumo, savanaudiškumo ir prievartos kelius ir atsivers visai kitai gyvenimo realybei, gyvenimo su Dievu realybei. Nevergaujant ar paklūstant iš baimės, o pasižeminant prieš savo kūrėją ir patikint jo gerą valią. Šiandien noriu priminti jums visiems, jog savęs paklaustumėte ne, ar aš tikiu Dievu, o kokiu Dievu aš tikiu. O jei esate netikintis, tai taip pat paklauskite savęs, kokiu Dievu jūs netikite. Atminkite, pasitikrinti, ar jūsų atsakymas yra teisingas, galite tik pažvelgę į Jėzaus, į žemę atėjusio Dievo gyvenimą. Kasdienė mana. Čia galėjo būti jūsų reklama.